Sveiki, čia Maple Street Studio ir šiandienai Boomerį dėsim nerūdijančio plieno išmetimo sistemą. Bet prieš tai pasiklausom, koks buvo stok išmetimo garsas. Pradėsiu nuo to turbūt, kad dėl ko mes keitėm tą visą duslintuvą, tai visų pirma dėl to, nes buvo surūdijęs, suskilinėjęs ir kas svarbiausia, kad leido tokiose vietose, kur labai buvo sunku prieiti ir sutvarkyti neišėmus visą išmetimą. Ir svarbiausias dalykas buvo tai, kad buvo sutrūkę katalizatoriai. Tai va, kolektoriai jau yra išimti, nefilmavau, nes ten labai ir nesimato. Yra tokia problemėlė su jais. Šiek tiek yra aprūkę aplinkui čia, kadangi yra originaliai virinta iš vidaus, tai reikės kažkaip šitą dalyką patvarkyti. Ir kitas dalykas, kas nelabai man patinka, tai kad čia vidu yra atitrūkę ir jau čia neišvengiamai reikės šitą skardą pjauti. Tai mes pabandysim kažkaip gražiai prasipjauti, pažiūrėsim kokią ten situaciją ir bandysim suvirinti. Kadangi savininkas norėjo, kad katalizatorius paliktumėm, nedėtumėm jokių ten sportinių išmetimo kolektorių, kad nebūtų bėdų su technikiniu, tai mums tiesiog jos reikėjo išimti, gerai suvirint, kad laikytų ir kad ten nebelystumėm 100 metų. Tai susidėjo naujos tarpinės, viskas gražiai susirinko ir po to jau prasidėjo nerūdijančio plieno reikalai. Dar ką norėjau paminėti, tai kad prie tų pačių išmetimo kolektorių prisivirino webendai, dėl to nes senos jungtis yra ganėtinai nesąmoningos, reikia keisti tarpinės ir panašiai, o uždėjus webendus lengviau ir išsiardo, ir gražiai atrodo, ir labai gerai susijungia. Tai toliau prasidėjo tiesiog daug pjaustymo, daug virinimo, dėjasi 2 50 mm vamzdžiai, kurie ėjo iki pat bakelio, kuris yra viduryje. Suvirint buvo pakankamai sudėtinga, nes nebuvau prieš tai virinęs nerūdijančio plieno. Kaip matosi per video, kad siūlės nutryniau, kad žymiai estetiškiau atrodytų, bet finalinis vaizdas tikrai geras. Nuo vidurinio bakelio susijungia trumpučiai vamzdžiai, kurie jungiasi prie X-pipe, o po X-pipe buvo duslintuvo tvirtinimas, kurį reikėjo šiek tiek perdaryti. Buvo šiaip gan sudėtinga, bet svarbiausia viskas gavosi taip, kad niekas nekliūtų ir per daug nevibruotų. Tai ko nenufilmavau, tai vakar dariau laikiklius šitam X-pipe'ui ir visam duslintuvo viduriui. Tai iš tikrųjų naudojau tą patį tiltuką ir visai čia neblogai susiderės, tik tais reikės šaibų normaliau pakišti, čia dabar viskas laikinai. Ir prisikabinau šitos vamzdžius, kurie eis jau iki pat galo. Čia dar negalutinė jų pozicija, reikės biškį pataisyti, bet tam, kad suprast, kaip maždaug čia eis tie vamzdžiai, tai kažkas panašaus ir bus. Ir ką dar padariau, tai galiai išsipjovė bamperį skylės. Iš tikrųjų dariau skylės kvadratinės su aštresniais kampais, nes iš tikrųjų ir lengviau išpjauti taip yra. Ir man asmeniškai geriau atrodo, nes antgaliai visai dideli. Jeigu būtų, pavyzdžiui, vienas paipas išlystų, tada jo gal biškio ovalas gražiau atrodytų. Bet šiuo atveju, manau, ir tai bus gražiai. Iš tikrųjų buvo planuose ant šito bamperio dėti lipą ir tada dėti antgalius pagal tą lipą. Bet pasižiūrėjau, kad tas lipas, kuris užsideda, tai ten realiai forma gaunas ta pati kaip originalaus bamperio. Tai nelabai verta ten mokėti kokį 90 eurų, po to kniedit, ten stiklo ploštas, jisai lengvai lūžta, aptirps, apibus, tai man atrodo ir originalus bamperis Boomerio yra žiauriai gražus ir ta linija graži ir tie antgaliai čia žiauriai gerai sueis. O dabar, iš tikrųjų nežinau, nuo kurio galo pradėsiu, gali būti, kad nuo vidurio, nes čia reikia nemažai alkūnių prisivyrinti, kad davesti iki galo
nes čia turi praeiti pro pusašius, pro tiltą. Tai dabar tom ir užsiimsim. Ten tos vamzdžius, kaip sakiau, prisikabinau, bet dar reikės juos papjaustyti, palankstyti biškį, pagauti tą centriuką ir tada jau keliausim iki galo ir galvosim, kaip čia tos bakelius pritvirtinti, nes originaliai čia yra po vieną laikiklį tik tai. Tai žiūrėsim, gal dar prikabinsim čia prie tilto, kadangi yra, matau, 2 varžtai tokie išlindę, tai čia gal ir nieko visai būtų laikiklį padaryti. Tai va, žodžiu, tiek, varom dirbti. Kadangi dėjosi tiek daug bakelių, alkūnių, X-Pipe'ų ir panašiai, tai šiek tiek pergyvenau, kad garsas bus per tylus, bet iš kitos pusės gal ir gerai, nes automobilis važiuos į Norvegiją, o ten įstatymai dėl visokių išmetimo garsų gan žiaurūs. Tai kaip ir sakiau, X-Pipe'as, po X-Pipe'o toliau ėjo alkūnės, ganėtinai daug alkūnių, nes ėjo arti tilto. Reikėjo žiauriai gražiai praeiti, žiauriai gerai išlankstyti, kad nebūtų taip, kad važiuoja mašina iš galo ir realiai šviečia tas duslintuvas. Tai toliau vamzdžiai nusitęsė iki pačio galo, išsišakojo ir toliau jau buvo bakelių dėjimas. Dedant galinius bakelius, pirmiausia prie bakelių prisivirinau angalius, kad galėčiau tos bakelius įsidėti į mašiną ir matyti, kaip jie stovės. Tai toliau prasidėjo pati neįdomioji dalis, visokie matavimai, skaičiavimai, zateškės, kartonai ir panašiai, kol tie bakeliai neatsistojo į savo tinkamą vietą. Tai toliau darėsi laikikliai, kad laikytų galinius bakelius ir praktiškai visą galinę išmetimo sistemą. Laikikliai darėsi iš nerūdijančio plieno ir visos gumos susiveržė su veržlėm, tam, kad nemaskatuotų ir stovėtų ten, kur turi stovėti. Nežinau, ar yra užfilmuota, bet ten, kur išmetimas eina labai arti granatos gumų, yra apvyniota su karščio izoliacinė juosta, tam, kad tos gumos nesuskerdėtų, nesudegtų ir panašiai. Tai šitie išmetimo darbai užsitęsė gan ilgą laiką, kadangi dirbau tik savaitgaliais, o reikėjo ir užsakyti nemažai dalių, su kuriuom nebuvau taip daug susidūręs, suėjo labai daug vamzdžių, alkūnių, laikiklių ir panašiai, bet visų šitų projektų esu patenkintas, tiek kaip atrodo, tiek kaip skamba. Tai dabar belieka išvažiuoti trumpą test drive'ą ir pasiklausyti bumerio garso.
Čia buvo Maple Street Studio, kam patiko būtinai paspauskit like, nepamirškit užprenumeruoti mūsų kanalą, taip pat užeikite į mūsų Instagram, o mes susitiksim kitose video. Everything is on me.